Labą vakarą. Lietuviai, Lietuvos piliečiai. Pagaliau baigėsi, pirmas į Seimą rinkimų turas. Ir dabar galim šiek tiek pamėginti apžvelgti tą situaciją, kokia dabar yra. Suprantama, kai kam tai sukėlė, mažiausiai šoką, kai kam tai yra didžiulė tragedija, kai kuriems, tai didžiulis džiaugsmas. O realiai mąstančiams žmonėms, tokiems kaip aš, ir kiti, kurie šiek tiek giliau išvelgia, kurie turi jau patirtį, tai čia nieko nuostabaus. Tuomenį tai, kad Eduardas Vaitkus, kaip asmuo, kaip lyderis, jis toks kaip žvaigždė, atsirado kur ir, sužibėjo. Ir dabar matom, tavo tokį rezultatą. Kai kam, lygtis tai jau ta žvaigždė ir nusileido. Aš manau, kad dar net neįsižėmė. Nes čia net ne Vaitkus, bet, pati idėja. Pati idėja, kuri, buvo pateikta taip labai įdomi, kuri rado, kaip raktas, buvo į daugumo širdis, pataikė laiku ir vietoje, turiu omeny prezidento rinkimus, per Seimą šiek tiek, tas visas dalykas šiek tiek prigeso, nes kadangi tai dirbtinai jau sistema ėmėsi tam tikrų priemonių, kad, užkirsti kelią tam, kad panašus tokie veikėjai kaip Vaitkus ir aplink jį susibūrė, žmonės, tiesiog, neturėtų, ateities būtų, nukirsti pradiniai stadijai. Ir daliniai tai sistemai pavyko. Bet tai situacijai gali būti dėkingi tai situacijai, nes kadangi dabar kaip niekad per trumpą tokį laiką išaiškėjo, kas yra kas, pasirodė, kas yra provokatoriai tikrai, kurie buvo lygtis ir draugai, bet tik tai, kada duodamas iš sistemos tam tikras signalas, iškart peilis eina į nugarą iš kai kurių. Tai ten tokie sionistiniai elementai, kurie, čia buvo prisitrynę tiek prie Vaitkaus, tiek anksčiau prie kitų, judėjimų ir kad visuomet apipildavo purvais. Aš taip stengdavosi neutraliai žiūrėti tą dalyką, nes ten jų programose kas būdavo, parodoma gan neblogai ir kalbama buvo neblogai. Bet tam, kad žmonės pritraukdavo tos žmonės, juos išmagnetindavo ir paskui, kada lyderiai kokie atsivesdavo, tiems nukapadavo galvas arba apipildavo, paprasčiausiai purvų. Taip atsitiko ir dabar su tais visais dalykais. Kita vertus, pasirodė ir tokie, kuriais galima pasitikėti, žmonės, su kuriais galima, kaip sakoma, eiti į žvalgybą. O kita vertus, jeigu paimsime, kiek kainavo, būtent, Eduardo Vaitkaus sąrašai ir Liaudies partijos sąrašai, vienas žmogus, tai praktiškai gavosi ten už dyką. Palyginant su kitų partijų, ten mestais milijonais į tos, rinkimus, tai čia praktiškai, mizeris. Aišku, mes tų pinigų neturėjom, negalėjom turėti. Metėm tą, ką turėjom, paskutinės kapeikas. Pavyzdžiui, aš į rinkimus eidamas, netgi nesukrapščiau ant to pradinio įnašo, kur reikia 2018 eurų įnešti. Kad eiti ten batatas, man tos pinigus, paskolino, davė. O dabar reikės atiduoti. O kada atiduoti, dabar aš turėsiu, kokius 2 metus sėdėti be malkų ir pusbadžių. Nes kadangi mano pajamos nesiekia 200 eurų. Tai, kai kam, sakau, šventė, kai kam nelabai. Bet aš žinojau, kur einu, žinau, ką darau, vabank pastačiau ant to visą dalyką. Teks dabar, gyventi pusbadžių šaltų. Bet nepaisant to viso dalyko, matom, ir geras pusės. O tos geros pusės yra būtent tai, kad ir nedaug mes šito surinkom tų procentų, palyginti čia mizeris tas yra, tikėjomės kažkur tai realiai pagal tą, ką dabar dirbom gatvėse, dirbom su žmonėm, matėsi, kad kažkur tai apie 10 procentų mažiausiai turėjo būti. Pagal viską. Pagal tą statistiką, pagal žmonių nuotaikas, pagal jų kiekį tų žmonių, kiek yra, kiek užeini į namą ir maždaug matai, kiek ten tų būtų, su kuriais galima šnekėti, su kuriais ne. Tai turėjo būti kur kas didesnis tas procentas. Tai pagavom, 2,64 procentų. Mažai ar daug? Sunku pasakyti.
kur kas didesnės, reiškia, partijas ir galingesnės, skaitlingesnės ir turtingesnės, tokias kaip, reiškia, Uspaskicho, reiškia, ten ta taikos, tai irgi, reiškia, nepateko. Laisvės partijas, kur, reiškia, finansuojamos ir tų iškrypėlių ir kitos nepateko. Nu, tai čia svarbiausia nepateko, neonasė, tie sionistai neonasė, Radžvilo, idiotai. Tai čia jau yra gerai, reiškia, visiškai kokie idiotai. Na, vat. Nu, kaip ten bebūtų. Bet Vaitkaus sąrašui pavyko, reiškia, ką užsibrėžė, tą pasiekė. O būtent, reiškia, ištransliuoti į žmonės tą naujieną, visiškai skirtingą naujieną, Evangeliją, kaip pats Vaitkus sako, žmonėm, kuris skiriasi nuo visų kitų partijų ir kalbam apie tai, kad Lietuva, reiškia, nėra nepriklausoma valstybė, kad jinai yra tik tai kolonija ir kad, reiškia, pasiūlė tam tikras išeitis. Aišku, ten šitai programai ten yra tokia paviršutiniška, tai yra rinkiminė programa, tai ne ideologiniai rėmai kažkokie sudėti, ten daug ko trūksta, reiškia, galima kritikuoti. Ir kai kurie, reiškia, kritikuoja ir sveikai kritikuoja. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys yra Regelskis. Regelskis, irgi, reiškia, jis dabar kritikuoja, bet jis kritika tokia konstruktyvi, jinai nepriešiška yra, nepasakys apie šitų provokatoriai, ten tie sionistiniai, ten 3 veikėjai, kurie ten grinai, reiškia, tie sisteminiai, kurie liktis prieš NATO, prieš Europos Sąjungą, liktis už tą socialinį teisingumą, bet visą laiką jie stovėjo ir rėmė, reiškia, viską darė, kad, reiškia, pakirst, reiškia, Vaitkų, o to pačiu, reiškia, pakirst tą poziciją, kur eina prieš NATO, prieš Europos Sąjungą, prieš okupaciją Lietuvos. Tai Regelskis, tai būtent jisai kritikuoja, kad ten nėra socialinių dalykų toj programą, absoliučiai neužsimė, kad ten, reiškia, nelabai pakelių jam, reiškia, su Vaitku, jis tai išdėsto, kodėl. Bet tai išdėsto tada, kada rinkimai baigėsi, po viso to, o ne prieš rinkimus, arba rinkimų metu, kas dabar, reiškia, kurie vykdė šitie provokatoriai. Tai yra priešai, tai yra sisteminiai, reiškia, matosi tos sistemos, reiškia, agentai, kurie veikia, reiškia, prieš tą Lietuvos išsivadavimo idėją. Prieš Lietuvos, reiškia, nepriklausomybės idėją, tie, kurie pasisakė prieš okupaciją. Tiesa, ne visi jie ten priešai, kai kurie yra paprasčiausiai naudingi idiotai, visiški idiotai, kurie iš savanaudiškų tikslų ten nesąmonės darė. Ir iki pačiol, reiškia, jie ten loja, reiškia, įsikibė. Ne dėl to, kad reiškia, tas Vaitkus kažką blogai darytų, bet dėl to, kad, reiškia, atsėtė jų programą paėmė. Bet tai čia tragedija, čia aš nematau tragedijos. Čia aš kaip tik žiūrėčiau, reiškia, jeigu mano programą kažkas paimtų ir ją įgyvendintų arba mėgintų bent jau ją pristatytų, tai labai gerai, tai darykite, remti reikėjo. O jeigu jau pats Vaitkus nepatinka, reiškia, ar ten kažkokie kiti nariai, reiškia, nepatinka, ar ten sąrašo kai kurie veikėjai nepatinka, tai galėt patylėti, reiškia. Proga buvo, reiškia, gera patylėti, reikėjo, reiškia, užsičiaupti, patylėti, palaukti rinkimo pabaigos, jeigu jūs nenorit remti, reiškia, tai bent patylėkit. Arba remkit tuos žmonės, už kuriuos, kuriais pasitikė. Tiesa, reiškia, mane ten iš tų, reiškia, kurie nemėgsta Vaitkaus, parėmė, ačiū, reiškia, kai jūs parėmėt Katalinos tą medžiagą. Aišku, jūs nebalsavot, reiškia, nereitingavot, reiškia, manęs. Bet tai ką darysi, jūs turite poziciją. Tai visokių tokių žmonių tų buvo, kaip sakau, minusai, pliusai, kaip reikėjo daryti, ką blogai padarėm. Apie tai reikės atskirai kalbėti, kad, reiškia, nebuvo sudarytos, reiškia, struktūros nebuvo sukurtos, nebuvo, reiškia, darbinių tų grupių, nebuvo, reiškia, rimto štabo, organizacinis darbas praktiškai išvis nebuvo vykdomas, viskas ekspromtu, viskas bėgom, keli žmonės praktiškai ten visą tą judėjimą, reiškia, ten suko, ką jie ten darė, kaip ten darė, nesitarė su visais kitais. Čia galėtumėm vieni ant kitų pykti, reiškia, draskytis, tą įvesti į viešumą, reiškia, bet mes to nedarėm. Man atrodo, reiškia, bus dar to laiko. Tada vadai atsigaus, tada, reiškia, padarysim kažkokį susitikimą ir kalbėsim toliau, kaip ir ką reikėtų daryti. Bet aš manau, kad reikėtų pradėti nuo savikritikos, kas buvo blogai padaryta, ką reikėtų, reiškia, keisti. Sėst prie ideologinių dalykų, prie pamatinių, reiškia, programinių dalykų, strategijos, reiškia, koregavimą, nes kadangi kas ten toj programai yra, ten yra tik tai, daliniai tokie paviršutiniai
tam, kad įtik žmonėm, bet tai reikalinga, reiškia, žiūrėti, jeigu mes norim keisti, reiškia, pačią valstybę, pačią, reiškia, tą sistemą, tai turim, reiškia, labai gerai tą išdirbti. Turint, reiškia, tą ideologiją, bus galima tada eiti į žmonės. Ir aš manau, kad nereikia mėgoti, reiktų kaip tik tai dabar, reiškia, padaryti artimiausiu metu, reiškia, aptarimą, konferencija turėtų įvykti. Ar tai bus nauja politinė jėga, ar tai bus, reiškia, kažkoks, reiškia, darinys įvairių politinių organizacijų, kurios jungsis apie reiškia, vieną ideologinį, reiškia, kažkokią tai tą vėliavą ideologinę. Bet tą reikia ideologiją, kaip sako, reiškia, išdirbti. Bet reikia išdirbti visiems, ne 2 žmonės, ne 3, ne 1 žmogus, bet turi būti, reiškia, kolektyvinis, reiškia, darbas. Ir kada visa tai bus išdirbta, tada, reiškia, matysis ir tas rezultatas. Tai va, be struktūrų, pliki basi įsivėlė į kovą, pasiekėm šiokius tokius rezultatus, tas yra neblogai. Neblogai. Bet, ar galima tikėti, reiškia, ta statistika, kurią mums pateikė, reiškia, šitas valdiškos struktūros. 2,64%, o kada žiūrėjot, reiškia, tą vakarą, kada buvo pristatinėjami ten tie visi rezultatai, ten kelių minučių, reiškia, bėgyje, ekrane pasirodė ten 8,5% buvo. Ir tuo pačiu, reiškia, momentu greitai, reiškia, pasirodė 2,64%, reiškia, buvo. Tuo tarpu, kaip procentaliai ten visas, reiškia, ta pasikeitimų kaip ir neįvyko. Tai va, jau yra kyla tokių dalykų, ar skaidriai čia buvo, kas tai buvo, reiškia, kas tai reiškia, ar tai sutrikimas kažkoks tai, ar tai specialiai, reiškia, kažkas tai iš operatorių parodyti norėjo žmonėms, žiūrėkit, kad čia vykdomas, reiškia, klastojimas ir visa kita. O turint omeny tai, kad, reiškia, jau nuo prezidento rinkimų balsų skaičiavimai buvo, balsų skaičiuotojai, reiškia, ten tie, kurie skaičiavo, kurie stebėtojai buvo, nustatė, reiškia, daugybinius, reiškia, tokius įžūlius, reiškia, pažeidimus. Stebėtojų gildija taip pat, reiškia, nustatė ten irgi daugybinius dalykus, už kuriuos, reiškia, sudėjus, ten buvo, 10 šimtais, reiškia, pažeidimų, praktiškai prezidento rinkimai turėjo būti, reiškia, anuliuoti. Ir dabar aš manau, kad, reiškia, turi būti anuliuoti. Tik aš žinau, ten yra kreiptas į teisėsaugos organus, Zigmas Vaišvila, Eduardas Vaitkus, stebėtojų gildija kreipėsi, reiškia, rezultatai, aš tai nežinau dabar kokie yra, bet praktiškai pagal viską ten turėtų būti, reiškia, šitie rinkimai anuliuoti. Dabar pagal pirmo to rinkimų turą, pagal tos rezultatus, kokie buvo, reiškia, tie visi nusižengimai, čia jau irgi proto nesuvokime dalykai. Ypač, reiškia, tavo užsienio lietuvių, reiškia, toj 71-oje, kokį ten toj apygardoj, tai ten viršūnė. Ir šiaip, reiškia, žiūrint, kiek, reiškia, buvo įspausdinta tų biuletenių, ir kada tie biuleteniai į apygardas tik tai pateko, tik tai dalis, kita dalis kažkur tai dingo, ten, reiškia, jau šimtais, tūkstančiais, reiškia, tų biuletenių kažkur tai neapskaityti dingsta kažkur. Ir tavo nebesupranti, kas čia yra, kada šitaip, reiškia, įstatymai pažeidinėjami, daromas chaosas, reiškia, anarchija tokia vyksta. O dabar aš kaip prisimenu, 2004 ar dabar, aš tiksliai dabar neatsimenu, reiškia, buvo ar Seimo rinkimai, ar savivaldos rinkimai kažkada. Eilinį kartą mums pas mus darė ten krata saugumiečiai, tai vienas saugumietis, toks svoločius, konservatorių buvęs partijos narys, ten pasakė, sakai, ką jūs čia vargstate, sako, ką jūs čia dabar čia duodat visokiais, nesiraminat niekai, čia vis nori tos teisingumo kažkokia, nebus, jūs niekuomet valdžioj nepateksit, čia yra taip padaryta sistema, kad jūs valdžioj niekuomet nebūsit. Aš tada tą labai taip įsidėmėjau, galvoju, negi jie tokie gal dabar galingi, bet iš tikrųjų, kada, reiškia, mūsų žmonės pateko į savivaldą, reiškia, 4 ten buvo išrinkti iš savivaldos rinkimuose į savivaldybės, tai pagal balsų skaičiavimą buvome antri, bet po nakties, kada visus dokumentus išvežė į savivaldybę.
Ir ten staigiai suvažiavo, reiškia, visą saugumo, reiškia, tas departamentas sulėkė, reiškia, Šiaulių miestą su Kesarausku, tuometiniu jų vadu, reiškia, priešakį. Tai po naktos skaičiavimo, reiškia, mūsų nugrūdai 3. vietą atsidūrė. Tai čia VSD, reiškia, politizuota, reiškia, organizacija, kuri, reiškia, dalyvauja irgi rinkimuose. Ir tada supratom, kad tas klastojimas būtent vyksta ne tiek ten tose apylinkėse, kiek, reiškia, apygardoje. Ir, reiškia, ten yra kur savi žmonės. Ir amžiais ten metai sėdi tie patys, reiškia, vadovai, kurie, reiškia, yra savi, matosi, kad turbūt yra nupirkti greičiausiai ir kurie užsiima tais klastojimas. O dabar turint omeny, kad, reiškia, dar priimti dar tokie, reiškia, suvaržymai, kur, reiškia, draudimai įvairūs yra, kad sudaryti sąlygas, vat, reiškia, klastojimui, kuomet, reiškia, jau biuleteniai, kurie yra ten suskaičiuoti, turi būti, reiškia, ten nukarpyti, reiškia, kampai ir užplombuoti, reiškia, šitose vokuose, turi būti, reiškia, sudėti į maišus ir jie ten transportuojami į vyriausią rinkimų komisiją, tą į Vilnių. Tai policija nebelydė, kažkokiais privačios kompanijos ir taip toliau. Nu, tai viską tai parodo, reiškia, kad čia kažkas yra nešvaru. Kita vertus, reiškia, dar prisiminkit prezidento rinkimai, kai buvo uždraudė ką? Uždraudė dalyvauti, reiškia, tarptautiniam stebėtojų organizacijom. Uždraudė šitą dalyką daryti. Nu, tai apie kokią demokratiją čia Lietuvoje mes galim kalbėti, reiškia, apie ką čia eina kalba. Nu, tai va, parodo, kad kas tai yra, reiškia, tai yra kaip sakau, sionistinė, tokia neonacistinė valstybė, kuria, reiškia, jokių demokratijų čia nėra, yra, reiškia, savo šaikos kažkur nusikaltėlių užvaldžiusių Lietuvą, kurie dabar diktuoja savo sąlygas ir mus laiko idiotais. Tai va, dar prisimenu, reiškia, prisimenu, kai buvo ne Simuliko, o Žakaris toks buvo. Žakaris irgi amžinas deputatas nuo Šiaulių, toks aklasis buvo, dėdukas iš Aklųjų kombinato Šiaulių. Tai savo pirmosius rinkimus pradėjo nuo rinkėjų papirkinėjimo samagonų. Papirkinėjo, reiškia, buvo atsivaręs, reiškia, savo vairuotoją asmeniniai, o jis ten, reiškia, stovėjo šiek tiek toliau nuo pašto, samagoną prisidėjęs ir tie, kurie prabalsuodavo kaip reikiant, jiems ten ar po butelį, ar ten įpildavo, nežinau, kaip ten buvo, bet mūsų žmonės numatė tą dalyką. Ir kada mes ten, reiškia, užspaudėm, tai užsirakino toje mašinoje. Paskui po kiek laiko pabėgo, paliko jis tą automobilį ir pats pabėgo. Policija atėjo, pasižiūrėjo, negalime įeiti, taip toliau, taip ir paliko. Bet praėjo kažkiek tai metų, mes darėm ten piketą prie Šiaulių miesto prokuratūros ir kaip tik prie vienas tas žmogus sako, aš esu tas pats vairuotojas. Tai jis man papasakojo, reiškia, kad ten kaip Žakaris, kaip jis pažadėjo, reiškia, tam vairuotojui 20 000 tada, nesumokėjo, tada jis įpykęs, reiškia, atnešė tam sąrašų žmonių, kur iš Ginkūno yra Šiaulių rajonas, ir tos žmonės ten veždavo su autobusiuku į paštą ir juos pristatydavo kaip miesto gyventojus, vienu žodžiu klastojo, reiškia, tos balsus. Tai čia tokie smulkus, tokie aferizmai, ką darė čia Žakaris su kompanija. Bet toliau buvo dar gražiau, reiškia, biški vėlesniais rinkimais, tai būdavo, kada Nacionaldemokratų partijos aš buvau pavaduotoja, paskui, reiškia, vadovo, tai vienais rinkimais, reiškia, vienas mūsų, reiškia, žmogus, žinodamas, kad, reiškia, yra kažkokie neaiškus dalykai, papirkinėjimai rinkėjų, tai kreipėsi telefonu į Simuliko, reiškia, tos Seimo nario rinkimų štabą ir pasakė, kad jis ten turi taip žmonių, kad jie sutiktų, reiškia, prabalsuotų kaip reikalinga, kiek sumokėsi. Jis greitai sako, važiuokit čia. Tai nuvažiuoja į tą štabą, ir ką jūs manot, kur tie žmonės? Veskit tuos žmonės, kiek ten, 20 ar 50, reiškia, litai dar buvo, litais, reiškia, ir toj sumokam. Biuletenį dar rinkimai neprasidėjo, jau biuletenius turėjo, tai man kaip papasako, aš netikėjau, sakau, čia gal jums vaidenasi, gal jūs kažkaip netaip pasižiūrėt, bet dabar, kada mūsų stebėtojai, reiškia, ir tavo stebėtojų gildija, kaip pasakė, kad biuleteniai yra neapskaityti, kad jie, reiškia, dalis dingsta, tai dabar viskas stojasi į vietas. O jeigu dar turint omeny, kad, reiškia, ambasadose, kur, reiškia, laisvai, neatspauduoti, ten guli tie biuleteniai padėti, ir ten, reiškia, kažkokie tai veikėjai vaikšto, reiškia, kurie netgi ne lietuviai, ten, kaip pasakė, reiškia, anglas, ten galbūt ir iš reiškia, Mi6 kokias organizacijas, kuris, reiškia, šeimininkas, ten turbūt diktuoja galbūt sąlygas, kaip ir ką daryti, reiškia, ką čia išrinkti.
Nu tai va, čia va viskas ir matosi. Tai yra fikcija, tai yra melas. Metų metais mus durnino, reiškia. Mums kalbėjo apie tai, kad demokratiniai rinkimai, tai praktiškai visos valdžios, visas Seimas, vyriausybės, reiškia, prezidentai, tai yra, reiškia, jų statytiniai, tai yra nedemokratinių kelių, reiškia, apgaulės kelių, reiškia, mums primesti ir, reiškia, nu, tiek metų, reiškia, mus čia vedžioja už nosies. Primetinėja įvairius, reiškia, užsienio agentų, reiškia, tos įstatymus, visokie, reiškia, tas propagandas varinėja, mums primeta, reiškia, visas svetimas, reiškia, tas iškrypėliškas vertybės, taip toliau. O mes kaip pasilaikė, kaip idiotai, tikim, reiškia, linkčiom galvom, pritarėm. Nu ką, dabar galvojam kažkur, 10% čia jau kaip užsimerkus turėjo būti Vaitkus. Nėra, o dabar dar kas, reiškia, visi, kiek paklausė konservatoriai, nu tai banditai, geriausiu atveju, reiškia, iškrypėliai šitie turės sėdėti už grotų. Ne, nu antrą partiją pagal išrinkimą, nu protų nesuprantama, nu tai dabar aiškėja, kaip tas viskas yra daroma, reiškia, tie visi dalykai. Nu, bet yra kaip yra, reiškia, yra tokia situacija, nusižengimai, reiškia, nustatyti, nu ir kreipėsi praeitą, reiškia, po reiškia, prezidento rinkimų į VRK, o VRK, reiškia, savo posėdį, nu, tiesiog atvirai pasityčia, reiškia, ir iš Vaišvilos, Zigmo Vaišvilos signataro, tiek iš stebėtojų gildijos, reiškia, vadovo Gintaro Ustinavičiaus, tiek iš kitų, nu, juokėsi tiesiog, čia vaidenasi, čia nieko tokio nebuvo, nu ir kas ką buvo, nu čia buvo, bet tai nesminiai dalykai čia, jums čia pasivaideno, nu vienu žodžiu, mus laiko mus lietuvius, reiškia, Lietuvos tautą, Lietuvos, reiškia, čia piliečius, idiotais, visiškais idiotais, jie nusispjauna į konstituciją, į įstatymus, į rinkimų įstatymą nusispjauna, o mes tylim, reiškia. Tiesa, Vaitkus, reiškia, ir Zigmas Vaišvila, reiškia, Liaudės partija kreipėsi, reiškia, kitas, reiškia, partijas, praeitais rinkimais, reiškia, prezidento rinkimais, kad yra didžiuliai pažeidimai, kad liečia ir jūs, reiškia, taip pat apgaudinėja, kad tai yra, reiškia, įstatymų baisiniai pažeidimai, nusispjaut visi, nusispjaut. Tai ką parodo? Tai reiškia, parodo, kad būtent tos partijos, tai vadinama ta opozicija, tai yra nekas kita, kaip reiškia, ko gero apmokama, gerai apmokama, reiškia, tavo ta opozicija, kurie, reiškia, tyliai, jiems yra gerai, nes rinkimai, kiek aš žinau, tai reiškia, balsų pirkimai, pardavinėjimas, reiškia, vyksta, tai yra biznis. Tai yra biznis didžiulis, reiškia. Aš nesakau, tokiuose partijose yra labai gerų žmonių, bet, reiškia, tų vadukai, kurie yra, ten daugiausia, reiškia, yra jų žmonės, tai yra valdoma ta opozicija. Tai va, reiškia, tos teisybės nėra ir kol kas, reiškia, būti negali. Nu, kaip sakant, yra kaip yra, bet kažkaip turim reaguoti tą visą dalyką. Dabar, va, kiek žinau, jau yra irgi kreiptasi Lietuvos liaudės partija, kreipėsi ir šitą balsų skaičiavimą, tai reiškia, stebėtojų gildija, į visas partijas, tas opozicinės, kurios, reiškia, liko už borto, kad, reiškia, yra tokie pažeidimai ir kviečia visus, reiškia, padaryti bendrą pareiškimą, kad įvertinti, reiškia, šitą, reiškia, vyriausios rinkimų komisijos, reiškia, darbą, jeigu čia ne darbą, bet, reiškia, tokia destrukcija ir imtis tam tikrų priemonių, reiškia, čia turi būti jau teisinis įvertinimas visos tos veiklos, tai yra konstitucijos rinkimų, kaip sakau, įstatymo pažeidimas. Ir už tai jau turėtų būti, reiškia, rimta atsakomybė. Nu, bet pamatysim, reiškia, kokia bus reakcija iš tų partijų. Ar jos, reiškia, sureaguos kas bent vieną kokią? Nu, aš nemanau. Nebent, kiek aš manau, ten tokia, vat, su kuriais galėtų, reiškia, kažką tai vat, bendrą turėti, tai turėtų taikos koalicija, su kuria galima kalbėtis. Bet šiaip aš tai siūliau, kad kreiptis į visus, netgi Žemaitaitį, nes Žemaitaitį žinau jo atsakymą, bet kreiptis tam, kad parodyt, koks jo iš tikrųjų veidas yra. Kad, reiškia, daug kas ten iliuzijas kūrė, kai jis ten, reiškia, opozicija, kad ten keisis, ten taip toliau. O parodyt, kaip jis reaguos, reiškia, įstatymo pažeidimus, į nusikaltimus vykdomus, reiškia, VRK, vyriausybės, Seimo, reiškia, prezidentūros, kurie ten išvien, reiškia, dirba ir veikia. Nu, ar bus reakcija ar ne? Aš manau, kad nebus. Tai va. O jeigu nebus, nu taip ir važiuojam. Arba savo jėgom kreipiamės tada visus, reiškia, mąstančius, geros valios žmonės,
O jeigu bus, reiškia, tose partijose, kurie vadovai, tai reiškia, jungtis prie mūsų. Ir ką aš siūlau? Pasiūlymas yra toks, reiškia, arba mes tylim, nieko nedarom, tai reiškia, toliau jie lips mums ant galvų, toliau, reiškia, mes kentėsim, primestus jų, reiškia, tos, reiškia, visą tą savivalę, toliau, reiškia, bus organizuojamas visokias pandemijas, kaukės dedamas ir toliau, reiškia, bus čia vykdoma genocido politika, išnaudojama politika, toliau, reiškia, mus stumsi, reiškia, tą NATO, Europos Sąjungą, į karus dabar, ką reikia pasakyti, reiškia, varys, tam, kad atlaisvinti tą visą erdvę, ką aš jau minėjau ne kartą. Arba, reiškia, jeigu mes sutinkom tas ir bus, arba mes turim priešintis. O kaip priešintis dabar tam dalykui? Nu ką daryti, aš nežinau, dabar jūs patarkite, ką turėtume daryti. Kaip jūs manote? Nu, sėdim, tylim, susitaikom, Pisiulkas tada parašinėja, Zigmas Vaišvila, tai visuomet jis gerą darbą dirba, aš niekada nesakau, labai gerai, reiškia, atskleidė, padarė, bet vien to užtenka. Aš manau, kad ne. Manau, kad, reiškia, reikalinga, kad visą tą kreipimąsi, partijų, jeigu bus, arba, reiškia, mūsų tos vienos partijos, arba nuo sąrašo Eduardo Vaitkaus kreipimasis yra į žmonės ir į varkato įvertinimą, kada turėsim, reikėtų paremti, sakai paremti, reiškia, parodyti, kad mes, reiškia, nesutinkam su šitais rinkimais, nesutinkam su prezidento rinkimais ir reikalaujame, kad būtų anuliuoti prezidento rinkimų, reiškia, rezultatai ir Seimo rinkimų rezultatai. Nes kadangi, reiškia, tokie pažeidimai, tai yra, reiškia, falsifikuoti, nieko bendro jie neturi su ta realybė, tai yra nusikalstamas, reiškia, prieš lietuvių tautą ir reiškia, Lietuvos piliečius veiksmas nusikalstamas. Todėl būtina, reiškia, atkreipdėmėsi tiek, reiškia, mūsų, reiškia, piliečių, tiek užsienio valstybių, reiškia, opiniją ir valstybių vadovus, kad čia nėra jokios demokratijos, kad tai yra pažeidinėjimas žmogaus teisės ir kad reikalinga kažkokia, nežinau, tarptautinė pagalba, kuri, reiškia, įvertintų tos, reiškia, juridinius visus dalykus ir nusikaltimus, kas čia vyksta. Nes tokia savivalė reikia stabdyti. Jau kiek kreipiamės, reiškia, niekas nereaguoja. Visos institucijos, VSD, Vidaus reikalų ministerija ir visas kitas yra sukurtas ne tam, kad padės žmogui, ne tam, kad, reiškia, stovėtų už lietuvių tautą ir mūsų valstybę, bet tam, kad apginti, reiškia, 0,8% oligarchų, reiškia, tų turčių, reiškia, ir jiems tarnaujančių ten tų visų pakalikų, reiškia, interesas. O 90% kažkur tai žmonių paliekami už įstatymo ribų, reiškia, ir jie sėdi mums ant sprando ir mūsų, reiškia, išnaudoja ir iš mūsų tyčiajasi. Taigi, siūlau, jeigu dabar daug nekalbant, pasiūlymas yra toks. Aš manau, jeigu pritarsit, aš galvoju, kad reikia, reaguojant į visą tai, organizuoti vis dėlto mitingą prie VRK. Tai sudarom organizacinę grupę, Facebook'e per Messengerį, arba užeisite, reiškia, Razmino rėmimo grupę, ten, reiškia, rasit koordinatės, vienu žodžiu, kreipsit, susirandat mane, organizuojamės ir manau, kad po antro tūro, reiškia, pasibaigus, tada, kada, reiškia, stebėtojai ir stebėtojų gildija, reiškia, nustatys naujus pažeidimus, su visą tą pokštę, tada, reiškia, mes, reiškia, turim numatyti, reiškia, datą, kada, reiškia, tam mitingui, arba bent jau piketą reikia padaryti, parodyti, kad, reiškia, mes nesutinkam su šito, nesitaikstysim ir reikia pradėti, reiškia, kovoti už savo teisės. Tai pradėkim, reiškia, nuo rinkimų įstatymo pažeidimo, nuo šito, reiškia, falsifikavimo, paskui, reiškia, reikia žiūrėti ir kitus dalykus. Nes kadangi, aš sakau, okupacijams sąlygom, jokie demokratiniai laisvi rinkimai iš principo yra neįmanomi, juos aš diktadaliau dėl to, kad, reiškia, Vaitkui pavyko pakeltą bangą ir mėginau prisiimti, o šiaip tai sėdėjau laukia, reiškia, žiūrėjau, nes nebuvo nei vienos politinės jėgos, su kuo buvo galima kažką bent daryti. Tai Vaitkus nėra, reiškia, tas jau toks, reiškia, pranašas, didysis, kaip Dievas, reiškia, jisai yra šiam momentui, reiškia, tinkamas ir manau, kad, reiškia, ir toliau, reiškia, galės dar dirbti, jeigu sugebės, reiškia, gerai visą tą, kaip sakant, perimti ir toliau, reiškia, jeigu nesuskys, galėsim dirbti, bet jeigu ne, tai reikės tada
biški šiek tiek rimtesnių žmonių pasiieškoti ir rimtesnė ideologija. Na, aš bet manau, kad viskas spręsis, viskas bus gerai. Tai va, pasibaigs antras turas, aš siūlau, reiškia, vis dėlto daryti mitingą. Tai jeigu pritarė tam dalykui, tai va, norėčiau tada, va, kad jūs susirandat mane, reiškia, tuomet, reiškia, sudarom tavo, kaip sakiau, reiškia, darbinę grupę ir aptarsim tada smulkiau dalykus, kaip organizuosim, kada ir kas, ką turėsim veikti. Tai va, dabar aš labai noriu, pasižiūrėti, dabar čia kas čia pas jūsų yra. Vienu žodžiu, taip, aha, nu va, matau, gerai, pritarimas yra. O kiti, reiškia, vėliau, kurie apsispręsia, tada duosit žinot, ir jeigu, reiškia, viskas tvarkoja, tai darom, bet jeigu noro nebus, matysi, kad nėra, nu tai ką, tada plauksim pasroviai, reiškia, prisitaikysim, lipsim į duobes, kaip tie žydai, įsikas ir paskui dar nusišausim, aš tai nesišausiu. Tai va tiek. Nu ką, tam kartui tada. Ačiū visiems, nu ir iki malonaus. Viso geriausio.